praktikos pastebėjau, kad dauguma projektuotojų, net ir dirbančių su žemėtvarkiniu projektavimu, tai kaip architektai, kurie projektuoja detaliuosius planus, neturi bazinių žinių apie medžiagą, su kuria dirba, apie skaitmeninės ribas, apie sklypų planus. Todėl nepasidarydami net minimalios kontrolės prisiprojektuoja kuriozinių dalykų. Tai nusprendžiau šiandien detaliai panagrinėti šitos dažnai užkliūvančius dalykus. Ir šiandien mes kalbėsime apie sklypų ribų matavimų tipus. Tai praktiškai visi žino, kad sklypų matavimo tipai gali būti preliminarūs ir kadastriniai, bet turbūt mažai kas žino, kad kadastriniai gali būti LKS 94 sistemoje, vietinėse sistemose ir sąlyginėse sistemose. Tai trumpai aptarsime planus, kaip jie atrodo, ir panagrinėsime jų atitikimą skaitmeniniams iš registrų centro užsakytoms riboms arba matininko pateiktoms riboms ir panašiai. Tai pradėsime nuo pačių netiksliausių matavimų, tai preliminarių matavimo planų. Jie gali būti su ortofoto medžiaga kaip šičia arba be. Pagrindinis skirtumas nuo kadastrinių matavimų, kad jie dažniausiai bus vienpusiai ir juose nerasite koordinačių, tik tai linijų ilgius, kurie dažniausiai bus 10 po kablelį tikslumu, bet kartais pasitaiko ir centimetrų. Tai šituose planuose irgi yra naudingos informacijos. Tai kaip galima rasti kadastro numerį pagal kadastro vietovės numerį, bloko numerį ir sklypo numerį. Ir taip identifikuoti sklypą. Taip pat čia būtų dar aktualu spec sąlygos buvusios tuo metu, po kadastrinio matavimo aišku jos keisės. Taip pat dėl privažiavimo būtų įdomu gretimybės. Tai kaip ir šiuo atveju, kad pirmas, antras skaičiukas ant planelio rodo, kad čia yra privažiavimo kelias. Taip pat įdomi yra ploto eksplikacija, kuriuose nurodyti plotai. Ir šiuo būtent konkrečiu atveju mums įdomiausia yra kelių plotas, nes matome, kad ant planelio yra parodytas punktyrais užbrėžtas 4 metrų pločio servitutas. Jeigu čia būtų bendro naudojimo kelias, tai šito ploto čia nebūtų, jis būtų išimtas iš sklypo ploto, šito atveju yra įskaičiuotas. Štai turime kitą preliminarių sklypo planą ir čia galime rasti praktiškai identišką informaciją kaip ir prieš tai nagrinėtame plane. Tik šitas jau padarytas ne ant ortofoto medžiagos, nėra nuotraukytės uždėta po apačia, bet yra sutartiniai ženklai. Ir mes čia ką matome tą pačią informaciją, tai galim identifikuoti kadastrinį sklypo numerį pagal kadastro vietovės, bloko numerį ir sklypo numerį kadastro bloke. Tai šitas planelis ir atvejis šitas įdomus tuo, kad sklypas suformuotas griovio viduriu, šiuo atveju upelio viduriu. Ir čia matome yra papieštas punktyras. Čia yra 5 metrų keliukas. Šitas punktyras parašyti 5 metrai, nėra servituto. Registrų centro išraše irgi mes servituto negalime identifikuoti. Tai panašu, kad čia yra bendro naudojimo kelias. Ta dar galėtume pasitikrinti, jeigu būtų ploto eksplikacija, kaip prieš tai buvusime planelėje. Tai šituo atveju čia buvo keliai įskaičiuoti. Tai bet kadangi šituo atveju ploto eksplikacijos nėra, galime dar pasikelti išrašą. Ir išraše taip pat yra surašyti naudmenys. Ir kaip matome iš išrašą, čia kelio naudmenų kaip ir nėra. Vadinasi, tas kelias yra išimtas į bendro naudojimo žemę. Taip. Tai šito būtent atveju šitas bendro naudojimo keliukas sklypą dalina į 2 dalis. Tai sklypo dalis iki upelio vidurio
ir kita dalis iki to keliuko. Tai čia aktualu projektuojant, nes gali pasitaikinti atveju, kai tas keliukas kažkoks tai eis per vidurį sklypo ir irgi nebus identifikuotas kaip servitutas ir jisai sklypą taip pat dalins į dvi dalis. Tai irgi bus aktuali informacija projektuojant. Tai štai rezultatas po kadastrinio matavimo. Prieš kadastrinius matavimus buvo pagal planelę, buvo kaip vienas atrodęs sklypelis, bet kadangi dalino bendro naudojimo keliukas, pavirto va šitas apytikslis plotas į du atskirus sklypus, tai va į vieną iki upelio vidurio ir iki kelio, o kitas sklypas tapo va iki keliuko. Tai va be jokio projekto po kadastrinių matavimų. Taigi, panagrinėkime dar vieną konkretų atvejį, kad pamatytume, kokio tikslumo yra preliminarios sklypų ribos ir kaip jos gali kisti atlikus kadastrinius matavimus. Tai šituo atveju turime Morkavos V pažymėtas preliminarias ribas. Jas dažniausiai tokias pateikia matininkas arba jūs tokias ribas matote regijoje, tokias spalva pažymėtas. Tai čia būtų žalia spalva pažymėta, kaip turėjo būti atlikti kadastriniai matavimai pagal projektą, jeigu būtų darę ir jeigu nebūtų pasidarę kaimynai anksčiau. Ir kokį rezultatą dabar pavyko išgauti atlikus kadastrinius matavimus. Tai situacija pirmiausia buvo tokia dėl to, kad reikėjo atlikti šitos kadastrinius matavimus, kad užsakovas tiesė kabelį ir apsaugos zona. Čia šituo atveju pavaizduota, kad visas kabelis, bet tarkim apsaugos zona kabino šitą sklypą. Ir derinančios institucijos būtent vadovaujasi šitomis netiksliomis ribomis ir pateikus net sklypo ten dokumentus, sklypo planą, adresą, projekto ištrauką nepavyko sutarti, kad suderintų žodžių projektą ir reikėjo atlikti šito sklypo kadastrinius matavimus. Nors vėlgi dabar pasižiūrėkime. Projekte čia kelias irgi buvo pavaizduotas, kad sklypas yra iki kelio. Dabar sklypo plane vėlgi, čia gal sunkiau matosi, bet čia irgi yra keliukas. Matosi, kad pro sodybas eina. Tik tai pats matininkas, kuris darė planą, tai čia šiek tiek keistokai surašė, nes čia greitimybėse 2, 3 ir 4 turėjo būti kelias, bet jisai čia vietoj kelio 2, 3 paliko kažkokios tai moteriškės sklypą, čia tos sodybos, o 3-4 tiesiog parašė valstybės žemės fondas. Nors jisai pats rengė adresą, pagal kurį darė šitą planą. Ir šitam adrese čia galima matyti, kad čia buvo keliukas. Bet dėja jis to keliuko neparodė niekur, nei greitimybėse nerašė, tai paliko Laisvės registrų centro darbuotojai tą sklypą nuo to kelio atitraukti. Tai ką matome dabar? Kadangi čia situacija buvo ganėtinai sudėtinga, nes žmogus buvo nesusitvarkęs dokumentų, buvo ilgam, sakykime, išvykęs ir per tą laiką, kol jisai buvo išvykęs, kaimynai pasidarė kadastrinius matavimus, čia priregistravo vieną sklypą, kitą sklypą, trečią sklypą ir realiai nederinus to žmogumi, nes tiesiog nebuvo galima jo rasti. Ir taip atsitiko, kad realiai šiek tiek užmatavo ant žmogaus žemės. Tai dabar atliekant kadastrinius matavimus, čia problema buvo, kad jau buvo pamatuoti sklypai, bet žmogui čia net buvo paliktas laisvas žemės fondas, jis buvo tiesiog tiek atitrauktas, čia kaip laisva valstybinė žemė, bet žmogus realiai jo tėvai čia naudojo ir jisai dabar realiai tą žemę naudojasi iki čia. Čia buvo miškas,
kurį jisai naudojo, čia jam jisai buvo pats brangiausias, o čia daugiau pelkės, tai kaip ir nebuvo taip aktualu. Tai kadangi situacija buvo tokia, kad jam aktualiausias buvo tas miškas ir pavyko išgauti tokį variantą, kad tas miškas liktų, tai su žmogaus pritarimu, nes jam kaip ir netrūko žemės ir priešingų atveju dar jam reikėtų išsipirkti ir kadangi čia ta žemė jau likusi nebuvo tokia vertinga ir su žemėtvarkos išvada pavyko išgauti va štai tokius rezultatus. Bet realiai nuo preliminarių ribų skiriasi labai stipriai. Tai čia 20, 32 metrai, 24,5, 24, 10, 13, 11 ir panašiai. Tai preliminarios ribos yra labai netikslios ir jom vadovautis tai būtų labai blogai. Tai tokie dideli netikslumai preliminarių matavimų atsiranda dėl kelių priežasčių. Tai pirmiausia, kad tuo metu buvo matuojama netiksliais prietaisais, tai arba ruletė, arba dvimetriu. Ir, tarkim, jeigu vietovė yra kalnuota, dideli kalnai arba krūmai, tokius atstumus šitais prietaisais išmatuoti yra ganėtinai sunku. Taip pat reiktų vertinti paklaidas, bet tuo metu, kadangi trūko darbuotojų, dirbo ne žemėtvarkos specialistai, bet dažnai pabaigę kurselius žmonės ir jie dažnai nevertindavo paklaidos. Tai tarkim, jeigu matuoja per kalną, per kalnus, tai tas atstumas gaunasi ilgesnis, bet realiai planėje padėti mes vaizduojam projekciją plokštėm, jie šitų neįvertindavo. Taip pat turėdavo tendenciją vaikščioti kuolai. Tai tarkim, vieną dieną pamatuoja matininkas čia ir po ten savaitės ar po ten mėnesio matuoja kitą kartą matininkas ir tas kuolas jau to savininkų gali būti kažkur patrauktas ir tada vėl tai atsiranda netikslumai. Taip pat, aišku, netikslumai atsiranda ir galimai dėl kadastro tvarkytojos, kuris kloja į žemėlapį savo kadastro, nes čia pasižiūrima šitoje vietovėje irgi yra tokių netitikimų nemažai, čia irgi buvo padaryti kadastriniai matavimai ir čia žiūriu, kad jau stipriai gan klojasi. Čia netitikimai, tai dėl tokių dalykų atsiranda šitos klaidos ir dėl to tos preliminarios ribos nėra patikimos. Tai pabandžiau sukurti tokią gan realią situaciją su preliminariais matavimais, kaip gali pasitaikyti. Tai tarkim, jūs planuojat kažkokią tai komunikaciją projektuojatės, tai čia gali būti elektros kabelis, gali būti vandentiekis, nuotekos ar visa kita. Čia yra kelio kadastriniai matavimai ir čia matoma krūva padarytų preliminarių matavimų, netgi čia kadastriniai vieni padaryti. Ir atrodo, kad čia yra laisva valstybinė žemė, bet dažnu atveju čia nebus laisva valstybinė žemė, dažnu atveju tie sklypai turėjo būti pritraukti prie kelio, tai jeigu netyčia susiprojektuosi čia ir pradės žmonės darytis kadastrinius matavimus ir jiems pradės trūkti plotų ir jie pradės trauktis link kelio, tai gali iškilti nemažų problemų su derinimu, su teisiniais dalykais su jais. Ir taip pat reiktų įsivertinti, kad tik tai ne pats kabelis net gali būti, bet ir apsaugos zona. Jeigu pasislinkus šitiems sklypam gali atsirasti žmonėm apribojimas ir jisai tiek dėl statybų, tiek dar dėl kelio. Tai jeigu yra galimybė visą laiką reiktų trauktis kuo toliau nuo šitos ribos, nuo sklypų, kad ta zona nepakliūtų, nes priešingų atveju, sakau, gali atsirasti papildomi apribojimai sklypams, gali turėti kažkokių tai teisinių ginčų, jeigu savininkai turėtų gerus teisininkus ir netingėtų pasibilinėti. Tai ta situacija gali iškilti ne tik tai, kad derinimo metu, tarkim, jūs galite ir suderinti, aišku, derinimo metu irgi tos ribos gali pakisti, nes kadastrinius gali bet kada pasidaryti, bet gali būti ir po projekto, tarkim, kad ir po 10 metų žmogus kreipsis ir jam tas apribojimas nebuvo, čia tarkim buvo kažkoks servitutas jam suprojektuotas ir jie ten, tarkim, turėjo norą ten įsirengti kažkokį tai keliuką ir jie dėl tos jūsų zonos jau ten negali kasinėti ir negali jo įsirengti.
Tai vat gali tokių situacijų. Dabar aš šitą vietą specialiai pasikėliau dėl įdomumo, bet čia tokia situacija būtent ir yra, kad visi šitie sklypeliai buvo suprojektuoti iki kelio. Tai va. Čia padarė kažkodėl kadastrinis matavimas, gal jam netrūko ploto, todėl jis pats neprisitraukė, bet realiai ne faktas, kad darant kitus matavimus, jeigu jiems pritrūks ploto, neprisitrauks prie kelio, nes priešingoj kelio pusė jau čia darė matavimas iki pat kelio pritraukti. Taip pat, aišku, reiktų įsivertinti, kad kelio kadastriniai irgi dažnai būna netikslus, nes daromi su dronais, jų ribos nėra derinamos su žemės sklypų savininkais, tai dėl to irgi dažnai gali būti netikslumai. Tai jeigu yra galimybė kažkur toliau projektuoti nuo šitos ribos, nuo sklypų, tai jeigu yra, aišku, ne visą laiką tokia galimybė yra, tai reiktų stengtis toliau ir projektuotis, nes ir su dronais, kai daro ir pralaidų neįvertina, ir griovių nedamatuoja, ir įmatuoja per daug žemės, tai jeigu yra galimybė, reiktų komunikacijas projektuotis kuo toliau nuo šitos ribos ir įsivertinti, kad preliminarios tos ribos gali trauktis link kelio. Taip pat, jeigu projektavimo galimybės yra ribotas ir sunku atsitraukti nuo tos ribos ir nesat įsitikinę, ar šitie sklypai, tarkim, pritraukti ar ne, bet jums reikia labai arti projektuoti, arba netgi šitoj vietoj projektuoti, tai tokiais atvejais reiktų visą laiką keltis projektus, būtent kaip šitą, arba sklypų planus, jeigu ten galbūt net pačiuose sklypuose kažką planuotis ir taip toliau. Pakalbėjome apie preliminarius matavimus, kaip jie gali būti netiksliai kloti registrų centro kadastrų žemėlapį ir atlikus kadastrinius matavimus gali kisti ne tik tai geografinė padėtis, bet ir sklypų konfiguracija ir gan stipriai gali kisti. Todėl, jeigu rengiamas atlikti sandorius su preliminariais matavimais, reiktų įsivertinti, kad dažniausiai tas plotas nebus toks, koks nurodytas registrų centro išraše arba plane, tai jisai dažniausiai kis. Tai bus arba leistinos paklaidos, arba neleistinos, tai kaip pasiseks, arba po kadastrinių matavimo bus sklypas padidės arba pamažės, tai leistinumai surašyti šitose lentelėse, tai čia planams, kuriem rengti ant ortofotografinį žemėlapio, čia pagal plotą pasirenka mastelį plano ir skaičiuojam paklaidas. Jeigu kita medžiaga, pagal kurią buvo rengtas planas, tai paklaidas bus didesnės. Tai jeigu įtelpame šitas paklaidas, tai tiesiog atliekami kadastriniai matavimai ir jeigu pasiseka, tai būna arba didesnis, arba mažesnis ir kitų veiksmų ten tik tiesiog registruoti reikia. Jeigu to netelpami paklaidas ir atlikus kadastrinius matavimus, tarkim, sklypas padidėjo neleistinumo ribose pasiskaičiavo šitas paklaidas, tai tada savininkas turi išsipirkinėti žemę iš valstybės, tai jeigu ten bus kaimo teritorijoje, tai greičiausiai skaičiuos NŽT, anksčiau visą laiką NŽT skaičiuodavo, bet jeigu bus miesto ir miestelio, tai dabar greičiausiai savivaldybė skaičiuos, nes dabar perima administravimą. Jeigu bus trūkumas, tai situacija bus priešinga, tada valstybė mokės kompensaciją. Tai aišku, tik ta kompensacija bus nedidelė, simbolinė, galima sakyti, vos ne, kad praradus tokią plotą. Tai jeigu vykdome sandoriai, reiktų įsivertinti tai su preliminariais matavimais, tai jūs nežinote, ką perkate arba ką nuomatės, arba bus arba didesnis arba mažesnis plotas po kadastrinių matavimų. Tai jeigu nenorite to, tai geriausias sandorius tada daryti atlikus kadastrinius matavimus. Pradedame nagrinėti sklypų kadastrinius matavimus. Ir dabar čia turime kadastrinis matavimas ne LKS 94 sistemai, bet būtent sąlyginį sistemai. Šie planai irgi turės panašius elementus, tai linijų ilgį centimetrų tikslumus surašyti, sklypo mastelis, sklypo plotas. Čia, kaip matome, matuoti 2 sklypai ir namų valda ir aplinkui esantis sklypas vienu metu. Paprastai dabartiniais matavimais LKS 94 sistemai matuojamas vienas sklypelis. Tai sunumeruotas ribos, linijų ilgiai, namų taškai.
Taip pat čia turime kadastrinį numerį, sklypo adresą, ir gretimybės, kur kiekviena kraštinė su kuo ribojasi. Ploto eksplikacija, bet esminis dalykas, kuo skiriasi nuo preliminarių matavimų, kad visi kadastriniai matavimai turės arba pirmame, arba antrame sklypo plano pusėje koordinates. Bet esminis dalykas, į ką reiktų atkreipti dėmesį, dar yra, kokia bus koordinačių sistema. Tai kaip šiuo atveju matome sąlyginę. Toliau turime kitą kadastrinių matavimų planą, bet čia bus jau vietinėje sistemoje. Tai čia irgi matome apsižymėtos sklypo ribų posūkio koordinatės, koordinuoti namo kampai keli. Ir štai jau koordinačių žiniaraštis atsiranda ne antroje lapo pusėje, bet pirmoje. Bet čia iškyla problemėlė, kad čia nesimato, čia parašyta koordinačių sistema, bet nėra parašyta kokia. Bet pagal skaičiukus, kurie yra ganėtinai neįprasti, galime spręsti, kad čia sistema ne LKS 94, nes čia X turėtų būti 7 skaičiai ir plus 2 po kablelio, o X 6 ir plus 2. Tai jeigu nesimato koordinačių sistema, tai galima pasitikslinti mapsuose. Tai apytiksliai koordinatės kinta Lietuvoje, pietuose štai tokia turėtų būti apytiksliai, šiaurėje štai tokia, vakaruose štai tokia, rytuose tokia, ir per vidurį čia maždaug bus kitokie skaičiukai, tai jeigu nesimato. Tai turime kitą planelį, čia toks biški biednesnis, bet čia irgi vietinė sistema. Čia linijų ilgi matosi centimetrų tikslumu, irgi keletas taškų užkoordinuota, ir čia vėl matome kažkokią tai įdomią koordinačių sistemą, kur skaičiukai irgi ganėtinai įdomus. Ir čia pasirodė yra Vilniaus vietinė sistema. Suvedus tas koordinatės, aišku, jūs galimai atsidursite ne Lietuvoje, arba ne ten, kur planavote, tarkim. Pagrindinė problema, kad projektuotojai dažniausiai nesinaudoja ne tik aplinkinių sklypų planais, kuriuos šiek tiek sunkiau gauti, bet ir sklypų, kuriuose projektuoja planais. Ir prilygina vietinėse ir sąlyginėse sistemose atliktus kadastrinius matavimus LKS 94 sistemą atliktiems matavimams. Jie tikrinasi regijoje, kur tie vietinėse sistemose ir LKS sistemoje, 94 sistemoje padaryti matavimai atrodo vienodai, tai kaip mėlyni sklypeliai. Sąlyginis, aišku, rodo raudonai kaip užbrokuotus. Čia, bet ta pati spalva rodo ir LKS 94 sistemoje brokuotą sklypą. Čia, kai atsirado tarpelis, tiesiog neleistinume, tai išbrokavo sklypą. Tai sąlyginėse sistemose taip pačiai matoma kaip brokuoti sklypai, o vietinėse ir LKS nes matomos vienodai, mėlynai. Bet tai nėra tapatu ir nežinau, kodėl šita informacija neteikiama viešai, nes tai yra labai svarbi informacija projektuotojams ir čia kaip ir kadastriniai numeriai, kodėl nėra teikiami, čia regijai turėtų būti tas tiekiama. Nes, kaip matome, tos sistemos gali būti skirtingos ir vietinis ir sąlyginis nėra tikslios. Tai čia matome LKS 94 sistemoje matuoti sklypai, bet kiti, pavyzdžiui, jau čia yra vietinėse sistemose matuoti ir mes tą informaciją matome, matininkai. Čia vėlgi vietiniai koordinačių sistemai matuota, čia jau LKS 94. Šitas sklypelis irgi vietinėje matuota, čia LKS 94 sistemoje. Ir esmė yra tame, kad tiek sąlyginėse, tiek vietinėse sistemose matuoti sklypai įkloti į registrų žemėlapį ganėtinai netiksliai. Tai aš tikslios statistikos neturiu,
Bet taip pasitaiko praktikoje, kad apie 30% tų sklypų, ypatingai vietinių sistemų, tilps galbūt leistinumą apie 10 cm, bet didžioji dalis gali keistis tiek sklypo plotas, ganėtinai nedaug, 1/1000, tai jeigu nedidelis sklypas, tai 1 kvadratą arba keliais. Bet esmė tame, kad jie gali slankiotis iš tų 70%, kurie netitiks tų ribų, tai 80% slinksis iki kokį 60 cm, tai gali slinktis tiek į pietus, tiek į vakarus, tiek į rytus, tiek į šiaurę. Ir lik 20%, kurie netitiks tų leistinumų, gali slinktis kur kas daugiau, tai pasitaiko ir 1,5 m. Sąlyginėse gali galbūt dar daugiau slinktis. Tai visa tai būtų pravartu įsivertinti projektuojant. Tai grįžtant prie mūsų hipotetinės kabelio trasos, galime pamatyti tokių vietų, kur čia yra tarp kelio matavimo ir kadastrinių padaryti tarpučiai, ir čia galime įtarti, kad čia yra sąlyginė arba vietinė sistema, nes sklypai mėlyni. Ir tą galime pasitikrinti arba atributėse gali būti matininkas pateikęs. Koordinačių sistema, ne LKS 94, bet kita. Arba gali būti štai tokiu pavidalu pateikta riba. Čia irgi rašo koordinačių sistemą. Tai tokiu atveju reiktų išsivertinti, kad greičiausiai tas sklypas trauksis iki kelio ribos, ir tada reiktų planuotis kabelį ar kitą komunikaciją, kad jo apsaugos zona pasitraukus tam sklypeliui nekabintų. Dėl būtų dar daugiau atitraukta, aišku, nes kelio matavimai irgi kartais būna netiksliai padaryti, kaip ir minėjau, kad jie nėra derinami su sklypų savininkais. Čia lygiai tokia pat situacija, kad tas sklypelis gali trauktis. Ir kai kuriuose vietose, tarkim, jisai čia kerta, tai vėl čia padarytas kelias, čia savivaldybės sklypas, bet irgi ne faktas, kad tas kelio kadastrinį gerai padaryti, šitas sklypas užbrokuotas, tai vėlgi reiktų projektuojantis atsitraukti, jeigu tai įmanoma. Tai jeigu, tarkim, čia būtų kažkur projektuojama, tai vėlgi tie sklypeliai galėtų irgi po matavimą stipriai slankytis, kartais net ir 1,5 m. Ir tada reiktų irgi kuo toliau projektuoti. Aišku, šituo atveju matomai, kad čia viskas neblogai bus, nes palei tvorą atitinka daugmaž. O šituo atveju vėl neaišku, čia užmatuotas kelias ant žmogaus sklypo. Klausimas, ar čia gerai, čia gali būti irgi visokia situacija, tai irgi turbūt projektuojant labiau reiktų vertintis į blogesnę pusę, kad gali būti ir sklypo kadastriniai matavimai, kai bus atliekami, gali ir ant kelio liepti. Geriau tada, jeigu įmanoma, tiesiog atsitraukti. Tai pagaliau priėmė tiksliausią matavimų tipą, tai kadastriniai matavimai LKS 94 sistemai, ir čia turime jų planą. Tai elementai panašus kaip ir kadastrinių matavimo sąlyginėse ir vietinėse sistemose. Čia taip pat yra koordinačių žiniaraštis, bet jisai visą laiką bus antroje lapo pusėje. Ten, kaip matėme prieš tai, gali būti ir pirmoje lapo pusėje vietinėse ar sąlyginėse sistemose. Tai šiuo atveju jis visą laiką bus pirmojo grafinė, antram lape koordinatės. Kas taip pat svarbu, kad vietinės ir sąlyginės sistemose plotai po kadastrinių matavimų gali kisti, tai šituo atveju plotas turėtų išlikti 1 m² tikslumu nepakitęs. Jeigu suvestume visas koordinatės, jeigu čia nėra padaryta apvalinimo klaidos, tai jisai turėtų idealiai sutapti 1 m² tikslumu. O sąlyginės ir vietinėse gali kisti 1/1000 tikslumo. Tai čia turime kadastrinį numerį,
gyvenvietės surašytas, gretimybės sklypo, kas mums yra aktualu, tai kad ribojasi su keliu, servitutas informacija, senesniuose planuose servitutai bus nekoordinuoti, 4 metrų plotį reiškia brūkšniukai, o naujuose nuo 23 turbūt metų greičiausiai prasidėjo, nes keitėsi formos, jau tada praktiškai visi servitutai bus koordinuoti. Ir čia aktuali informacija projektuotojui, kai jisai pradeda projektavimo darbus. Taip pat čia turime linijų ilgius tarp kiekvienų taškų. Trikampėliais pažymėti taškai yra, kur pažymėta riboženkliais, o apvalos rutuliukai reiškia, kad su natūraliu objektu kažkokiu ribojasi, šiuo atveju 6 metrų keliu. Tai čia koordinačių žiniaraštis. Tai senesniuose planuose dar bus išlikusios specialiusios sąlygos, bet dabar forma yra pasikeitusi ir sąlygos greičiausiai tos išliks tik tai registrų centro išraše, bet dar senesniuose planuose dar yra šita informacija. Taip pat informacija apie servituto tipą, kokio tipo servitutas, kad čia būtent kelio pravažiuoti kitam žmogui. Greičiausiai iki pat galo. Tai turint tokį planą, svarbu įsitikinti, kad tai yra naujausias planas. Tai įsitikinti galima pasižiūrėjęs, kada planas parengtas. Tai planas parengtas 2016 metais. Tai reiktų pasitikrinti išrašą ir turėtų sutapti su išrašu. 2016 metais rengta kadastro duomenų byla. Tai būsim įsitikinę, kad planas yra naujausias. Dabar dirbant su planu dar svarbu ne tik tai, kad jisai būtų naujausias, sutapto datos, bet kad jisai būtų ir galiojantis, nes pas savininkus, ypatingai jeigu imsit iš savininkų, gali būti užsilikę visokių juodraščių, o juodraščiai galbūt kažkas yra pataisyta ir svarbu žinoti, kad tas planas būtent ir yra užregistruotas. O kaip tą įsitikinti? Tai yra 3 variantai, kuriais bus galima įsitikinti. Tai galite gauti elektroninį nuorašą, čia bus barkodas ir bus metaduomenis, kur bus parašyta žyma, kada sklypelis buvo pažymėtas registrų centro kadastro žemėlapį. Taip pat dar bus galimas variantas, kai jūs gausite štai su L parašais planelį. Ir čia vėlgi bus žyma, kad parašas ir žyma, kada pažymėta kadastro žemėlapyje. Taip pat dar galimas variantas, ypatingai senesnių, kai dar nebuvo L parašų, bus toks štampelis registrų centre, irgi kada tos ribos buvo pažymėtos. Tai vieną iš tų variantų turėdami žinosi, kad tas planas, su kuriuo dirbate, ir yra įklotas į registrų centrų žemėlapį. O datas galima pasitikrinti, kaip ir minėjau, pagal plano datą, kada parengtas planas, ir pagal išrašą, kada naujausias atnaujinimas buvo. Tai šiek tiek panagrinėkime skaitmeninių ribų atitikimą gautų iš registrų centro kadastro žemėlapį planams, būtent LKS 94 sistemoje matuotiems klipams. Čia įsivaizduokime, turime 3 klipus pažymėtus mėlynai ir jie matuoti LKS 94 sistemą. Tai čia yra šiokių tokių niuansų. Tai kaip matote, šis klipai yra gražiai sujungti, sulieti. Bet jeigu jūs pradėtumėt suvedinėti iš koordinačių žiniaraščio kiekvieno sklypo planelius ir tai padarytumėt daug kartų, pamatytumėt, kad prasidėtų tam tikri neatitikimai. Tai būtų kažkokie
arba persidengimai, arba tarpeliai, tarp sklypelių, suvedus kiekvieno sklypo vertekso koordinatės, šito sklypo arba kito sklypo, tarp jų būtų nesutapimai. Dažniausiai tie nesutapimai būtų labai nedideli, 90% ir daugiau, ir neturės įtakos kažkokiam projektavimui, tai bus nuo 0 iki 4 cm, bet kartais gali pasitaikyti ir didesnių, tai iki 29 cm. Ir taip atsitinka dėl to, kad ir toks yra teisinės reglamentavimas dėl galimų paklaidų, ir matininkai vieni prisitraukia prie ribų, kiti įkala savo riboženklį, pamatuoja, kiti šiaip klaidelių kažkokių padaro, nedatraukia. Ir kadangi tai yra toleruotina, registrų centras tiesiog gražiai sujungia kaip gretimybės, bet realybėje suvedant tuos planus gali būti netitikimų. Tai jeigu tie netitikimai atsirastų, tarkim, didesni, tai tarkim koks 20 cm ar daugiau, ir jūs čia projektuotumėt kažkokią ar tai komunikaciją, ar tai servitutą, ar dar kažką, tai gali turėti įtakos. Tai ir apsaugos zona, ir servituto plotai ir panašiai. Taip pat gali būti dar registrų centrų darbuotojų klaidos. Gali būti ir grubesnių klaidų, arba šiaip jos mėgsta pridėti kartais nereikalingų verteksų, ir tai irgi gali iškraipyti sklypo plotą. Tai projektuojant tikslius sprendinius reiktų visą laiką suvedinėti sklypo koordinates. Dabar teisės aktas, kuris leidžia tokį netitikimą, būtent yra toksais. Tai čia yra nutarimas kadastrų nuostatų tvirtinimo. Ir kai matuojami žemės sklypai, kurie ribojasi su anksčiau geodeziniais prietaisais valstybinio koordinačių sistemai išmatuotais žemės sklypais, bendrų riboženklių koordinačių skirtumas miestuose neturi būti didesnis kaip 0,1 metro. Tai miestelio teritorijos ir miesto tie netikimai gali būti iki 9 cm, bet kaimo vietovė gali pasitaikyti iki 29 cm. Tai projektuodami tikslius sprendinius sklype visą laiką turite susivedinėti sklypo vertekso koordinates. Dabar kodėl apie sklypo matavimo tipą negalima spręsti iš registrų centro išrašo, nes į šitą savoką gali įeiti praktiškai pagal skirtingas situacijas visi sklypai, tiek vietinės sistemos, tiek sąlyginės, tiek LKS 94 kadastrinių matavimo ir tiek preliminarių. Tai preliminarių taip gali atsitikti, kad šita žyma atsiras dėl to, kad savininkas parašys prašymą pakeisti paskirtį ir būdą. Ir kadangi preliminarių matavimo tipas jau išnykęs 15 metų ir tai, kad padaryti galėtų, jie turės vis tiek žymą keisti, nes dabar tik tai kadastriniai matavimai likę, tai jie rašo tą žymą, kad žemės suformuotas liekant kadastrinius matavimus, nors realiai su tos sklypo ribomis gali būti dar nieko nedaryta. Tai todėl apie sklypo matavimo tipą geriausia spręsti iš plano ir jį turint prieš akis. Tai rezume pristatymo apie sklypų matavimo tipus ir su projektavimu susijusius niuansus būtų toks, kad teoriškai jūs galite projektuoti ir ant preliminarių sklypų ribų, ir ant kadastrinių sąlyginėse ir vietinėse sistemose, bet praktiškai jūs tą galite daryti tik tai ant LKS 94 sistemai pamatuotų kadastrinių matavimų, nes priešingų atveju prisiprojektuosit didelių nesąmonių, nes kaip išsiaiškinom, tie minėti matavimo tipai gali būti labai netikslus. Tai pagrindiniai ir esminiai dalykai prieš pradedant projektavimo darbus sklype būtų įsitikinti, kad dirbate su galiojančiu naujausiu kadastriniu matavimo planu. Tai būtent naujausiu, tai reiktų žiūrėti išraše kadastrinio matavimo atnaujinimo datą ir planas, kada parengtas, ir jos turėtų sutapti. Kad jisai būtų galiojantis, tai jums reikia, kad būtų kažkokia tai kadastro
tvarkyti registrų centrų žymą, ar tai bus antspaudas, ar tai bus metaduomenis, ar tai bus L parašų žyma, kad būtent tos sklypo ribas buvo užregistruotos. Ir kad kadastiniai matavimai buvo atlikti būtent 94 koordinačių sistemoje. Tai atsiverčiat plano antrą pusėje, atsiverčiat koordinačių žiniaraštį ir ten pasitikrinat koordinačių sistemą. Tikslius projektavimo darbas vykdyti remintis būtent šituo planu, o ne registrų centro užsakytomis skaitmeninėmis ribomis, nes tai yra pagrindinis patvirtintas būtent dokumentas, žemės sklypo ribų dokumentas. Ir jeigu kažkokie ginčai kiltų, tai reiktų remtis būtent dokumento, o ne tą skaitmeną, kurią ten įvairiais būdais įkloja registrų centras ir ten dažnai netitinka būtent dokumentų. Ir ta riba nereikėtų vadovautis. Taip pat plane dar gali būti kitų papildomų duomenų, kuriuos projektuotojas irgi turėtų įsivertinti. Jisai turėtų įsivertinti ir servitutus susivesti. Jeigu jie koordinuoti, tai koordinatės įsivesti. Jeigu tik tai plotis nurodytas, tai atsimest nuo sklypo ribos, ten dažniausiai dėl sklypo riba būna. Neužprojektuoti kažkam pravažiavimo kitam sklypui. Taip pat plane dar gali būti statinių vieta nurodyta. Antopkas gali jau nebebūti, tarkim, bet plane gali būti tokia informacija. Tada vėlgi reiktų tikrinti su registrų centre, kas yra įregistruota, ar ten yra tie statiniai ar ne. Ar juos reikia išregistruoti, o gal tai vienintelė galimybė ten tam savininkui statyti statinius ir reiktų kitą projektavimo vietą pasirinkti. Šitos dalykus irgi reiktų įvertinti projektuojant. Ir reikalinga kontrolė, tai elementari sklypo ploto kontrolė, tai reiktų pasižiūrėti, kokiam plote dirbate, ar sutampa su tuo, kas yra plano viršuje parašytų plotų, ir jeigu sutampa kvadratinių metrų tikslumu, tai kaip ir viskas gerai. O geografinė padėties pasitikrinimas, tai reiktų nepatingėti susivesti sklypo koordinačių iš koordinačių žiniaraščio.